Tai drįstų pasakyti. Esmė tame, po keliais sakiniais galiu pasakyti drąsiai. Aš daugiau pasakysiu, mums užprogramuota buvo šita situacija, iš principo užprogramuota. Tai nereikia manyti, kad ta situacija būtų paprasčiausiai nežmogiška ir jie vėluoja. Ir čia nei drįstų pasakyti nei direktorius, nei meras, nei taryba nieko dėt. Kaip pasakyti, jinai iš anksto buvo užprogramuota, buvo ir mes atėjome ten, kur atėjome. Dar kartą pakartosiu, kaip pasakyti, jinai iš anksto buvo užprogramuota. Ir po kol kas drįstų pasakyti, kad toks gyvenimas. O man aš visą laiką sakau, taip esu sutvertas, kad kaip ir direktorius sako, o man tas pats. Bet aš visą laiką taip sutvertas, kad žinau, kad tos problemos yra ir galvoju, kaip toje situacijoje vaikščioti. Galiu pasakyti, gali pykti ant manęs kiek nori, jie to nesuvokė. Per tuos metus jiems dar, atsiprašau už vaikišką, jiems dar nedašilo. Jeigu aš turiu skolų, turiu problemų, tai koliai aš jas įsisprendžiu, praeina tam tikras vaikas. Bet esu realistas iš kitos pusės, aš sakiau ir sakysiu. Aš nesiskundžiu. Tai pagalvok, ar geriau, kad dabar ten biški Rusijos yra problemų, bet mes įsisavysim ES struktūrinių fondų lėšas ir tai sudaro per visą šitą reikalą mes virš 40 milijonų paimsim miesto reikmėm, o galėjome jau atsisakyti. Visi kiti taip elgės, visi nori tų pinigėlių, bet mes juos paėmėm ir mesgi pinigų nepaišom. tą sakiau ir dabar visą laiką kartoju tą patį, man atsibosta kartoti, bet kai aš vis juokauju, nei direktoriaus, nei manęs, nei tarybos narių čia niekas per prievartą netvarė. Mes, tai yra taip, kaip yra. Čia tik greitai, galima pavogti ir išlošti, tai aš juokiuosi, o aš visą laiką už tai, kad pinigai turi būti uždirbamos, jeigu atsidarytum spaustuvę ir galėtum paspausdinti pinigėlių, tai gal kažkaip pridengtum. Tai irgi, ta prasme, bet tai reikia suvokti. Kaip žaidžiama po kilimėlių, ir mano partijoje visko yra, kiekvienoje partijoje visko yra, vėl bus, ta prasme, kad bičiuliai partijos mane tais klausimais palaiko. Bet kad nebūtų, jeigu mes nuspręsim taip, kaip paprastai pas mus sprendžiam iš lubų, kaip ten sakė, labai lengva kalbėti, kai tau nereikia spręsti, nereikia išmokėti atlyginimus. Ir vis tiek, nori, nenori, mes turėsim elgtis kitaip. Tai yra taip, kaip yra. Tai čia tą bombą po užpakaliu pakišo mums, paveldėjomės ją. Iš principo ne patys, mes ne idiotai, savo po užpakaliu bombų nedėt. Gal reikėtų tą daryti, pajuokausiu, atsiprašau, kiek, ta prasme, geriausiu atveju. Aš čia nieko gero neižvilgiu. Galėjom iš vis nieko nedaryti. Dargi čia sprendimas. Čia yra, maždaug, aš galvoju. O aš visą laiką remiuosi skaičiais, logika. Mokesčius renka ne. Procentus nustato ne. Jeigu, sakau, dar kartą pakartosiu skaičiukus procentais. Koliai sustiguoja ir dabar tai praktiškai, bet tokia kaip, jeigu praktiškai iš vis bus, atsiprašau, kai vaikai sako, sėdėsim iš vis kaliošiai. Ir nes mes turėsim maždaug gausis taip, kad vėl neblogai atrodom Lietuvos mastu. Uždirbsim kažkiek pinigėlių. Ta prasme, į miesto biudžetą, tai bus ne mero čia pinigai vis. Ar turiu krūvą pavyzdžių, ta prasme, kai bijau sumeluoti, bet tai yra pagrįsta. Mano kritika šiuo atveju yra pagrįsta. Ir ne emocijom, kaip iš šono gal atrodo, bet skaičiukais. Tai esam ten, kur esam, turim spręstas problemas, kaip jas sugebam spręsti, kad mes galiu šitą mylėti tuos žmonės, kiek nori, bet linkiu žmonėm optimizmo, į viską žiūrėti šiek tiek pro rūžavus akinius, nes nėra tai blogai, kaip dažnai būna paišo. Kol esu meras, tai tą darau ir darysiu.